Šiandien pamatysite, ką siuvinėjau birželį. Siuvinėjau nedaug ir ne tiek daug rinkinių. Tai siuvinėjau dvi schemas ir vieną rinkinį. Ir pradėjau vieną schemą. Tai toliau pamatysit detaliau. Ir kas čia vyksta? Vyksta krevečių medžioklė. Ant ko vyksta krevečių medžioklė? Aišku, pageidautina ant siuvinėjimo. Atnešti man krevetę, kad aš ją numesčiau ir būtų galima ją pagauti ir vėl toliau. Au, katinukai. Šiandien siuvinėjau šitą elnę, kuris, kaip sakiau, apsėstas bičių. Tai viena iš dviejų elnių. Ir dabar yra aviliukas ir viena bitė. Aš nežinau, kaip šitam elniui pasakyti, kad tų bičių bus daugiau. Ir ne viena, ir ne dvi, ir net ne trys. Nežinau, kaip jis reaguos į šitą žinią. Pasvinėjau Fox and Rabbit salą, šeima ir draugai. Tai pabaigiau dar vieną elementą. Tai irgi panaudojau dvi spalvas, nes ta pagrindinė tamsiau pilka, jums realiai tokia mėlynesnė negu iš tikrųjų yra. Tiesiog jos buvo likę per mažai tom gėlytėm vidury. Tai kaip aš dažnai darau, tai tiesiog pakombinavau dar kitą spalvą. Ir kitas elementas, jau bus trečias kampas iš 4. Čia dar kairėje pusėje turėtų būti tokia musė, bet aš iš musės galvoju padaryti kamanę, nes kamanės aš labiau mėgstu negu musės, subjektyviai. Ir čia bus likę, kaip čia yra jau iš tikrųjų paskutinė ornamentų eilė. Tai čia yra šitos senovinės rožytės, labai kvapnios. Ir nuo jų kvepia visas kiemas. Nežinau, ar jūs tikėjotės, ar nesitikėjot. Aš kažkaip, kaip sakoma, nenustebau, bet mane vėl ištiko pradėtukas. Kai per mėnesį pabaigė 5 darbelius, praėjusi, tai, kaip sakoma, negriekas ir kažką naujo pradėti. Tai nesvarbu, kad aš irgi 5 pradėjau praeitą mėnesį. Bet kai keli iš jų irgi vis tiek juda jau taip link pabaigos, o aš kažkaip pastebėjau, kad jeigu, kaip čia, ten stabdai ir neleidi savo visai nieko naujo pradėti, kažkokio tokio nedidelio, tai kažkaip liūdna tada siuvinėti ir mažiau siuvinėjasi. O kai padarai kažką, ko labai norisi, tai tada tas gaunas toks būstas ir su kitais darbais. Tai čia yra kampelis jau išsiuvinėtas darbo, kurį pradėjau vakar. Ir tai yra schema, kurią įsigijau praėjusiais metais kaip gimtadienio dovana. Mano gimtadienio dovana. Ir ją galėjot matyti vienam iš video, kur buvo, man atrodo, 25 metais baigtų darbų antra dalis, tai ten buvo ir gimtadienio dovanos. Tai joje, bet nieko aš jums ją parodysiu dar kartą. Kad būtų paprasčiau, tai iš karto ir parodau. Taip. Tai yra vasarinė voverytė su mažu voveriuku, su geltonu karučiu, pilnu gėrybių. Tik aš ją vadinu bebru. Tiesiog bebras, nes man čia bebras, tik kad su kuda uodega, nes man kažkaip iki voverės nelabai. Tai čia mano kodinis pavadinimas yra bebras su karučiu. Ir parinkau DMC pereinamų spalvų siūlus ir porą nepereinamų. Tai šiek tiek skirsis nuo jau paties dizaino. Nes jeigu mes čia turim, tai
įvairiausių kitų siūlų. Tai tikrai dėl tokio mažo darbelio negalvojau siūstis. Aš manau, čia yra tas darbelis. Čia katinai miega. Tas darbelis, kurį tikrai galima savo parinktais siūlais išsiuvinėti. Tai šiek tiek skirsis bendras spalvinis sprendimas, bet ne taip smarkiai. Tai čia, tarkim, turėtų būti kraštas tamsiai žalia, tai aš čia radau tokį siūlą, kur pereina į violetinę, manau, irgi visai tinka. Tai šitai gėlytei žiedelį vienas siuvinėjau rusva spalva vienu siūlu, irgi pereinama, nes gelsva spalva, kurią buvau parinkus kaip antrą, per daug susilieja su viduriuku. Tai vat toks. Na, o toliau pradėsim nuo uodegos. Ir dabar neatsimenu liemenę šito bebro. Arba, kaip čia, voverbebrio. Voverbebrio megztuką, kokias spalvas siuvinėsiu. Bet tai čia dar sugalvosiu. Dar iki jo reikia nusiuvinėti. Tai va, toks naujas pradėtas darbelis. Jeigu ką, jums čia apgaulingai atrodo, kad aš galiu siuvinėti savo bebrą. Puikiausiai, viskas matosi, ir net viena ranka laisva. Bet iš tikrųjų yra dalykai, kurių jūs nematote. Tai pabandom apversti telefoną. Na ir kaip jums patinka, kai turi katiną, kuriam reikia pamiegoti ant rankučių. Būtent tada, kada tu atsisėdi pasiuvinėti. Rodausi 4. Fox and Rabbit salo kampą. Tai nėra darbo pabaiga, čia tik kaip čia pabaigos vidurys. Bet jeigu mėnesiai skaičiuojant, matot, kiek yra sudėta per mėnesį išsiuvinėti, tai turbūt liko 2,5 mėnesio. Įkvėpta gal ir Linos daržų parodymą, tai irgi rodau vieną iš savo darželių ir pasirodysiu, ką darysiu. Tai čia jau nuimsiu vazonėlius su pavasariniam gėlėm, čia buvo žydrės narcizai ir tulpės ir jau pasadinsiu tarp daugiamečių, kurias matot, čia tarp šiloko, raktažolių, įkaišiosiu visokių serenčių ir dar kažkokių kitokių gėlyčių. O šitam vazone vis dar atkakliai žydi pilnavidurės žydrės. Pasirodo, koks universalus augalas. Ir kaip manote, kas čia toks voliojasi? Ogi ridikėlis. Rubrika daržo naujienos. Šitas laikas, kai baigėsi pavasaris ir prasideda vasara, yra nuostabus tuo, kad galima rinktis kvepiančias puokštes. Jūs ten fone matot tūkstančius mano katinus. Tai va, tai parsinešiau šiandien šitą rožytę, jazmino ir pilkdalgių ir netrukus pražys bijūnai, tai pasimerksim ir bijūnų. Ir sako, žiūrėk, čia labai reikėtų, kad pabaigtum. Aš noriu, kad jinai mane užvestų ant vertimo.
Nu va, sakėm, lis, o dabar karšta, kai nežinau kas. Kadangi šiandien yra labai karšta diena, užsiminėjau cenotipija. Tai va čia kepa žolytės ant specialiai paruošto popieriaus. Ir paskui parodysiu, kas gavosi. Dabar plaunu savo cenotipijas su žolytėm. Ir kaip matot, jos tapo ryškiai mėlynom. Lukas rinkinio rožės pasivinėjau labai nedaug, tai vieną dieną pasivinėjau ir papildžiau čia žalius lapelius ir šiek tiek violetinio fono. O dėdei bebrui, kuris yra voverė ir veža voveriuką su geltonu karučiu, dviratukų pasisekė šiek tiek labiau, tai čia išsivinėjau rėmelį iki vidurio, vieną šakelę, bet irgi vieną gėlytę išsivinėjęs iš naujo. Pradėjau uodegą, nusprendžiau, kad labai nuobodu. Ir tada verčiau pasivinėti tą dviračio dalį. Tai vienas ratas ir rėmas yra. Ir pedalai yra. Tai liko tik tai bebras. Ir išsukau jum pažiūrėti praktiškai visą, jau kiek yra išsivinėtas šito Fox and Rabbit selo. Tai va, viršutinė juosta visai išsivinėta yra. Apatinis trečiasis kampas išsivinėtas, kairysis kampas išsivinėtas. Dar tik tai neapsisprendžiu, ar persivinėt šitą elementą. Jis čia jums atrodo žydras, bet realiai yra skreminės baltos. O, jums atrodo mėlyniau negu iš tikrųjų yra. Gal dėl to, kad jau vakaras. Ir vidinys atrodo rudas, o ne garstyčių spalvos. Va, šonė matosi realesnės spalvos. Va, šitam šonė ir tai šviesesnė. Tai va, nesmė. Tai čia liko realiai dar vienas. Va, tas pustinis elementas, vainikėlis. Ir čia va, toks didelis motyvas su gėlėm vazone. Ir aišku, išsivinėti tada visas likusias artimųjų ir giminių raides. Visur tarpuose. Pagalvojau, kad vakaras yra puikus metas ištraukti schemos laimėtoją, pavasarinę Semplerio. Tai apie pasidalinimą apie pavasarinės gėles ar žalumynus, kurių sulaukiau iš 4 siuvinėtojų. Tai va, jų čia kanalų pavadinimai yra sužymėti šiuose popieriukuose. Ir ištraukiam vieną. Ir žiūrim, kas tai yra. Ha! Tai yra Soul galerija. Laura, sveikinu. Parašyk žinutę, arba aš tau. Parašyk per kur tau būtų patogiausia gauti schemą XSD ir PDF formatais. Ir pagalvojau, kad jeigu jau Liepos 6 yra tautinio kostiumo diena ir šiaip viena iš valstybinių švenčių, tai pagalvojau, kad šį mėnesį, tai yra per Liepą, padovanosiu schemą, kuri vadinasi Delmono sodai. Tai čia yra mano išsivinėtas darbas. Tai yra sukurta pagal Mažosios Lietuvos, tokios kaip ir kišenės rankinės, vadinamos Delmonų raštus, vieno iš Klaipėdos krašto, tik ten buvo originale tie raštai išdėstyti juostomis. Aš sukomponavau juos į kvadratą. Ir jeigu norit laimėti šitą schemą, tai PDF
ir XD formatais, kaip visada. Pasidalinkit, prašau, komentaruose, kokia mūsų tautinio kostiumo dalis jums yra gražiausia. Arba kokio regiono galbūt kažkokia dalis. Tas, kas jūs be galo žavi. Pavyzdžiui, mane iš mažosios Lietuvos žavi spalvynas toks tamsesnis ir tokie raštai netipiniai. Nors aš pati šiaip žemaitė. O apie visus kitus regionus, aišku, pasidalinsiu vėliau su laiku, o jūs pasidalinkit savais.